dalyvauja, vis tiek, kurie prisijungs grupiai prie mūsų patirčių ir pokalbių, gal dar kažkas jungsis, bet tai vat, kaip jau ir minėjau, bet pasikartosiu, kad labai noriu, kad šitas mūsų susitikimas būtų iš tikrųjų susitikimas, o ne tik tai mano paskaita. Paliksim biškį laiko ir tam, bet svarbiausias dalykas, vat, turėjom pirmą, ar ne, kas buvo nuo pat pradžių, o kas ir nebuvo, vis tiek gal turi kažkokių patirčių. Ar bandėt, ir jeigu bandėt, jeigu ir nebandėt, tai kažkokių gal su kitais augalais ar apskritai turit kažkokių tai pasidalinimų. Kas bandėt to augalo išjautimą, ar ne? Kokiom formom, galbūt kažkokius ekstraktus bandėt, kažkokius produktus bandėt, kaip sekėsi skonį išjausti, pasidalinkim tom patirtim, kad aš iš tikrųjų galėčiau gauti tą atsaką, ar ne, ir toliau šitą kursą formuojant kažkokias spragas, kurių jums trūksta, kad galėčiau užpildyti. Kad galėčiau papildyti šitą mūsų patirtį papildomais kažkokiais dalykais. Tai man tam reikia iš jūsų grįžtamojo ryšio. Kaip sekasi. Tai Dovilė, kadangi tikrai žinau, jau laiške man rašai, tai gal tada ir pasidalink gerai, kaip ką, ir bus toks ledlaužis. Žinai, kad aš išdrįsiu. Kad nebesislėptų. Aš iš tikrųjų gana nedaug tą dariau ir tokia, ir kažkaip, aš daugiau kažkaip arbatų nelabai mėgėja, tai taip pakramtai, pajauti, bet kažko labai daugiau negu, nes vis tiek šviežių dar nėra, kitokiais būdais aš jo medetkos nenaudoju, nes aš truputėlį atsargi dėl alerginių reakcijų, aš turiu šitiem graižažiedžiams, pelynams tokių, žodžiu, bent jau žinau, kad yra buvę ir aš taip labai atsargiai. Tai va tik tiek ir turiu, bet man jinai kažkaip labai pasidarė apskritai, kiek ir skaičiau, ir tokia artima, tokia brangi, žinai, tokia, tas santykis su to augalu jis visai kitoks pasidarė, ir aišku, ir per pačios ten tą, ir kas man realiai tai įdomiausia yra būtent tą patyrimą, pienės dar neatsivežiau, bet šį vakar man turėtų atvežti pienę, tai pienę tai griaušiu tikrai, nes jinai labai tokia yra, jos visai poveikis kitoks yra. Tai mano tų nėra labai daug patirčių, bet labai įdomu, man labai džiugina tas, kad apskritai mes taip giliai einam ir kad yra, pats neprisiverstum turbūt tiek nepadarytum, bet kai yra daugiau žmonių ir kai iš visų pusių ir tada labai man tas smagu, ir tik tiek, kad sakau, dar su ta visa alchemija, su tuo, atrodo, ten ir per kitus kanalus ir galų gale ir per tą astrologiją, atrodo, jau tiek daug žinai, bet kaip visą tai paversti tomis, kaip net nežiniomis, o patirtimi, kurią galima būtų panaudoti per augalą, būtent kaip tame augale visą tai pamatyti, susijęti. Tai čia kol kas man dar mistika, nors ir su kiškūne tos patirties turėjau, bet dar iki šiol, čia reikia, dar yra kur padirbėti. Tai labai dėkui. Ir kitoms taip pat. Dėkui, Dovilė. Iš tikrųjų tai normalu, nes ir man, aš irgi kiekvieną dieną vis atrandu. Ir kaip sakau, jeigu viena koja jau kažką jau žinai, lyg tai atrodo, tai vis tiek dar atsiranda ko ir nežinai, ir tada, kai reikia sujungti tuos dalykus, čia normalu, čia, žinokit, nereikia ir savęs varyti stresą, čia yra tas pažinimo, ar ne, kai tu iš tikrųjų pajungi ne tik tai protą, bet ir kitas juslės, ar ne, ir žinias ir patirtį, ir skirtingą iš tikrųjų patirtį, ne, kaip sujungti su astrologija, ne, pati turi patirtį astrologiją ir kaip tą išvelgti. Tai, čia ir yra tas, kad šitie pasidalinimai ir dėl ko grupė labai svarbi, tam, kad mes vieni kitiems tas padėtumėm, ir gerai sakai, labai vienam sunku
sunku prisiversti ragauti, sunku prisiversti sekti ar ne kažką. Tai vat vieni kitus stumteldami ir įkvėpdami, tai ir važiuosim. Aš dar Ačiū, Dovilė. truputėlį, atsiprašau, dar truputėlį Gerai. papildysiu, ką aš, kalbėdama truputėlį pamiršau. Šiaip realiai tai man, pavyzdžiui, patį augalą su zodiako ženklais ar ten planetomis ar stichijomis susiję, tai tikrai nebuvo sudėtinga, nes iš karto ta ugnis ir vanduo jautėsi ir viskas tvarkoj. Bet man labai įdomu, nes aš dabar kažkaip nepamiršau pasakyti, kad ją, kai bandai išjaust, man iš karto įžemina, kai ją sausą valgai, ne, tokia, bandai. Man jinai labai žemiška ir tas labai įdomu ir gal čia vis tiek yra per tą kartumą, per tą, reiškia, per medį, per kepenis, gal čia kažkaip ir tada atsiranda naujas aspektas, tai prie ko čia dabar ta žemė, tai galvoju, gal čia visa materija taip veikia, visi augalai, bet ne. Tai va toks buvo keistas patyrimas, toks tarsi prieštara, nes vienaip yra, kai tu pasižiūri augalą, vienus dalykus matai, o visai kitaip, kai tu ragauji, vėl kažkas kito. Ir jinai man tokia labai, šiaip tai aš labai patiko tas valgymo ir tas toks pajautimas, visai kitaip, tas santykis kitoks atsiranda jo. Tai gražu. Gerai, bet aš čia per daug apie tai. Jo, ne, per daug viskas labai gerai ir aš dabar galvoju, iš tikrųjų tai ta žemė medetkoj tai yra iš dervų, o dervos tai yra tas toks įžeminantis, ne, kai yra dervos ir jos tokį sunkumą, tą žemiškumą duoda. Bet čia tada žiūrim dominavimą, tada tą bendrą vaizdą. Dėl ko reikalingas tas platesnis vaizdas. Nes šiandien pabaigoje, aš pabandysiu, labai trumpai turbūt, bet pažiūrėsim, kaip išeis, ar ne. Kiaulpienė ir medetkai iš esmės turi labai daug panašumų, bet iš kitos pusės yra visiškai skirtingi augalai, nors veikia net ir tas pačias sistemas, ar ne, organų, bet visiškai skirtingai. Ir jau du augalai, bet pamatysim, kodėl svarbu žinoti augalų energetiką ir žinoti, kaip veikia konstituciškai, derinant tuos augalus ir suvokiant jų veikimą. Tai ir tas santykis, kas labai labai džiugina, iš tikrųjų, kad atsiranda santykis su augalu visiškai kitoks. Visiškai kitoks. Jo, ir įdomu, kad teisingai labai gražu, kiaulpienė irgi tas pats graižažiedis, bet jo šaknis ir lapai visai kitaip veikia. Realiai medetkų lapų tai kažkaip neimtum griaužti, o kiaulpienė salota ir tiek, nors realiai taigi ir tas pačias medetkas, kiek sužinojom, galima valgyti. Gerai. Taip, gerai. Kas toliau? Gal Danguolė, Daiva, kas dar galėtume pasidalinti? Kaip sekėsi? Kokie patyrimai? Danguolė mikrofoną. Aha, įsijunkit tik tai mikrofoną, kas norit. Aha. Išmiršau, draugauju seniai su medetka, renku, naudoju. Bandžiau gerti anksčiau, bet man buvo toks kaip ir atmetimas. Iš karto atsirado, nežinau, kepenų turbūt, davė tokį kaip metalo skonį burnoje ir aš nustojau jas gerti. Kvapas saldus, specifinis tų dervų. Tiesiog jaučiu, atrodo, kai skinėjas, jos tiesiog limpa, tas pirštus tiesiog apkabina, atrodo. Taip. Ir aš jas daugiausia aš darau, šiaip naudoju tai visur aš jas. Ir dalinuosi, kas su visom peršalimo ligom ir susiję. O labiausia tai naudoju tą vadinamą fitolį. Nudegimam visiems. Virtuvėje pirmas vaistas. Taip. Uždedi ir užmiršti, kad nudegiai tą vietą. Taip, super. Labai gerai, Danguolė. Dėkui. Kas nors dar? Na, drąsiau. Labą dieną. Labą dieną, Živilė. Girdžiuosi. Taip, puikiai, girdim. Man tai buvo viskas iš tikrųjų labai nauja, nes niekad iš tikrųjų neauginus, nevartojus tos buvų medetkos, tai buvo labai įdomu. Ir visą mėnesį iš tikrųjų nusipirkau ir medetkų tą fitolį, ar kaip jis ten,
nu, aliejuką tą, jausi ir veidą, ir rankas išbandžiau, arbatą gėriau irgi visą mėnesį. Ir net radau, kaip pasidaryti, kad jinai vat kartesnė, kaip daug prisidėdu, kartu neskanu, prisidedu mažai, jinai tokia švelni, taip malonu. Labai daug, tą informaciją, kur davė, tai labai daug kartų skaičiau, man tikrai buvo sunku suprasti, ten labai daug visko. Taip. Tik man, vat, įdomiausia ta dalis buvo irgi, kad vat, su tuo antru energetiniu centru, antru, trečiu, nes tuo domiuosi, tai labai gerai į tą visą įtraukiu ir tą medetką. Ir vat, jeigu tas antras centras sutrikęs, kaip kas, nu, kad medetka iš tikrųjų jinai yra, vat, ir šildo, ir viską daro, taip viskas susisieja, tai man buvo wow. Nu, kad tikrai tas augalas, nu, viskas tokia harmonija, viskas susiję, viskas kartu. Nu, tikrai labai įdomu ir ragavau. Ragaut nelabai, taip kažkaip, jūs buvot vieną postą prašę, labai gražiai, kad ten jūs ten pasiėmė tos tinktūros. Nu, man dar... Viskas gerai, kiekvienas eina savo keliu, žinokit. Viskas jau kiekvienas atranda. Po truputį, tai tikrai labai labai patiko. Išjaučiau, man atrodo, ne taip jau ten jau, bet kažkiek tai tikrai. Tai labai džiugu, Živilė. Dėkui. Iš tikrųjų, tikiu, kad medžiaga, jinai yra, bet dėl to jinai yra ir tokia plati, ar ne? Ir kiekvieną augalą gausi plačią. Nes kiekvienam skirtingi dalykai rūpi. Ne? Ir jeigu kažkokia dalis ten per sudėtinga, tai ir palikit ir prameskit, vadinasi, joms dabar jos nereikia. O gal kada nors prireiks, tai tada ir turėsit. Tai čia viskas gerai. Bet labai irgi smagu, kad kiekvienas atranda savo kažką. Taip, tikrai labai ačiū. Ir vis tiek prisipirkau. Labai kur reikės susisiet, nes noriu tikrai ir tą pitolį pasidaryti, nes vis ir grupiai klausiau, kaip jūs ką darot, ne tik kad bandyti. Tai tikrai labai ačiū, labai buvo įdomu, nagrinėjau, kiek išjaučiau tiek ir tikiuosi, kai užsiauginsiu, tai dar labiau. Taip, ir dabar visai kitaip žiūrėsit į tą augantį augalą. Visai kitaip jau bus. Tai viskas, va tiek. Dėkui, Živilė. Dėkui. Na, kas dar? Kas dar gali pasidalinti, kaip sekėsi ar nesisekė? Nėra nei sėkmių, nei nesėkmių, žinokit. Čia iš tikrųjų tiesiog yra patirtis. Priimkim kaip patirtį, kas pavyko, kas nepavyko. Aš galėčiau porą žodžių. Taip, dėkui. Negaliu tik tai įsijungti kamerą šiandien. Viskas tvarkoja, girdim. Jo, taip neturėjau laiko ilgai nagrinėti, kiek norėčiau, nes čia truputėlį šeimoje buvo madinga liga, tai turėjau truputėlį rūpestėlių, bet vat pačioj pradžioj, kai pirmam šitam užsiėmimui, tai kažkaip buvau palikus namie medetką ir tai tiesiog, žinokite, nusipirkau gal 2-3 rūšių. Iš vaistinės, paskui parduotuviai ir ragavau. Ir koks kolosalus skirtumas. Aišku, ta auginvietė, vadinasi, su visa energija ateina. Nes ten porą rūšių tai buvo tiesiog, nieko neatidavė. O viena tai tokia aksominė, nuostabi, tiesiog visą gomurį. Nepaprastai didelis skirtumas. Aišku, kai savo naudoji, ne savo man, tai tiesiog naminė, tai kažkaip į tą netkreipi dėmesio. Va, o paskui tiesiog pabandžiau mišinį, iš jūsų rekomenduotų, tai turėjau tik tai saldinmedį ir ramunėlę, bet būtent tą mišinę naudojau kažkiek, kiek turėjau laiko, tai labai, labai patiko, nes taip vieną ją tai ne, kad neišsausintų dar labiau, va, o taip tiesiog pritrūko laiko, bet tas visas procesas tai tikrai labai įdomus. Ačiū. Dėkui, Jonita. Dėkui labai. Kas dar? Nežinau, aš tai iš šitų pasidalinimų vėl gaunu. Vat čia labai nuskambėjo labai ypatingas pastebėjimas Onutės apie tai, kad augimvietės energija. Ne? Labai svarbu. Vat patyrimas, iš tikrųjų, ką aš labai irgi kartoju įvairiuose kursuose, ką sakau, kad labai svarbu ir kur auga augalas, ir kaip jisai auga, ir labai svarbu, kas jį renka ir kas jį ruošia. Netgi gali būti puikiai užaugęs augalas, bet paruoštas netinkamai, be supratimo ir bus prasta žaliava. Ir mes tą galim pajausti, jeigu tik tai leidžiam savo jausti, ką mes ragaujam. Ar ne? Ir jeigu dar palyginti, tai
Ir kuo daugiau ragaujam, tuo daugiau tos patirties atsiranda, ar ne, kas yra kokybė, kas yra nekokybė ir panašiai. Super. Kas dar? Na, aš nežinau, ar į temą aš čia pasidalinsiu. Viskas į temą. Čia ta Daiva, kur aš čia šiandien įkritau, paskutiniam tiesiog minutėm. Ir kiek spėjau jūsų puslapį prabėgti, tai žinot, dabar tokios yra emocijos, tik skaityt, klausytis, kas ten yra. Šiaip tai aš naujokė, nesu žinovė augalų, apart eterinių aliejų ir ten kažką tai va tokio dėl savęs. Nu ir ne visai tai, kad niekur nežinau. Bet vis dėlto jausdama pagarbą grupiai ir kad tai turi būti, supratau, bendruomeniškumas, už ką Dovilei labai dėkinga, matau, jinai ten daug dalinasi. Tai tokio, žinot, namų darbų esu ir net neparuošusi, kadangi šiandien prieš porą valandų aš įkritusi, bet su Medetka, vat man jūsų klausantis, toks man pareina prisiminimas ir aš jį labai greit surišau. Ir toks ryškus, tai aš jį rudenį skyniau aukoms, aukoti aukurui. Ir kai tu eini skinti augalą, nu, kažkas ten pradeda vykti vis dėlto, kažkokios tai jėgos, kažkokios tai kažką tu jauti ir tu žinai, kaip tą augalą paimti, nei tau sako, bet tai eina intuityviai iš vidaus, ar ne? Ir man buvo taip ryšku, kai papuošėm aukurą ir kaip vat Medetka jinai tada, nu, atsiskleidė, kaip jinai davė šitą spalvą, ryškumą, kvapą. Aš nežinau, žinokit, ir sakau, šiemet tikrai bus Medetkos belei kur ir belei kiek, kad tik tais jos turėčiau. Aišku, tą kvapą ir dabar aš jį prisimenu, ryškus kvapas ir toks kvapas, kad jis net per nosiaryklę išeina, aš labai jau taip stipriai pamenu jį, nu ryškiai, stipriai man įsigėrė Medetka, šiluma ir prie šito aukuro tai labai gražiai žiūrėjusi. Tai mano toks būtų komentaras, gal ne į temą, dovanokit. Labai į temą, Daiva, kokį čia aukurą puošėt, labai į temą. Aukurą, tai, nu, aš važinėjusi į Indiją, tai aukuras mano šitoks yra šyvai. Supratau, viskas gerai, tai čia mes atviri bet kam. Manau, kad visi turim būti atviri bet kam, nes visi iš tikrųjų renkasi, kiekvienas renkasi savo kelią. Va, Dovilė dar kažką nori. Aš Daiva, man buvo labai keista, nu, aišku, vienas dalykas, nu, labai nusujaudino pačios pasisakymas, tikrai labai dėkoju ir aš taip galvoju, nes skaitant apie Medetkas labai dažnai jos kažkodėl yra painiojamas su tagetėmis ir man vis buvo labai keista, bet realiai tagetės, tai Indijoje būtent jos ir yra pagrindinis turbūt aukojimas žiedas, kuris, nu, greta lotos, aišku, bet nu, kur dažniausiai populiariausias girliandos ir taip toliau. Ir galvoju, įdomu, vat kaip su to oranžiškumu, tai aš įsivaizduoju, Lietuvoje ko gero ir tas atitikmuo pats toksai, nu, takėtės irgi auginamas, bet Medetkos jos tokios atrodo paprastesnis, bet ryškumas tai nuostabus. Tai aš, nu, taip, žinot, jeigu įman per tą intuityvumą, ar ne, tai, nu, nežinau, kaip čia nuskambės šitas mano pasakymas, bet dievams patiko Medetka. Žinokit, aš pridėsiu tik tai turbūt tai, kad kas man vat surezonavo iš Daivos pasidalinimo, ne, koks atėjo vat irgi išjautimas, kad augalas skirtingai atsiskleidžia, kai mes jį skinam su intencija ir kokią intenciją įdedam, nes augalas tai jis yra gyvas, jis turi savo dvasią, ar ne, jis turi savo aukštesnį aš, kaip ir mes turim. Tai va, ta dvasia, jinai atitinkamai tą augalą, atitinkamai situacijų ir atskleidžia. Dėl to, va, čia vėlgi grįžtam, ar ne, aukojimui. Tai ir pats augalas visiškai kitaip ir tam, kam aukoja, ar ne, dar sustiprina visą tą. Ir čia visiškai nesvarbu, kas kuo tiki, čia yra visiškai netame esmė, ar ne, esmė tame, va, to intencijoje. Kokią intenciją mes tą darom. Tai va, ta pati intencija yra ypatingai svarbi
ruošiant preparatus, ar savo, ar nesvarbu, kam mes ruošiam, ar, ne, ar ten šuniukui, ar kačiukui, mes visi esam susiję. Ir jeigu mes į tą ruošimą ar ten skinimą, dėl ko skinam, ar ne? Dabar man labai aktuali tema, kažkaip mane užvedė yra, dėl ko skinam, ar tikrai reikia, ar ne, tas tvarumo momentas, ar man tikrai reikia to augalo, ir kiek jo reikia. Tai ta intencija labai ačiū, Daiva, ir čia labai gražiai įvilkot, ar ne, intencijos svarbą. Ta patirtis labai. Klausau, Daivai. Truputį dar papildysiu. Man tas su šafranu palyginimas mane tai labai, taip, nežinau, kažkaip net sujaudino kažkaip tas, kad jos yra tibetiškas šafranas, o juk šafranų tai visos šventyklos plaunamos ir tas šafrano vanduo aukojamas, ir tas šafranas iš tikrųjų, tas spalva dievų, ten budistų visi vienuoliai. Tai man taip, tos sąsajos tokios dar sunkiai taip tiesiogiai suvokiamus, bet va čia per jų. Žinot, Dovilė, dabar jau ir aš susijaudinau ir man toks eina, kad nežinodama, bet ką jūs sakote, iš tikrųjų aš to net nežinojau, tiesiog pasižiūri ruduo, jau dauguma jau ten žiedų tų spalvinių nėra ir tu mintise galvoji, ką tu gali Dievui pasiūlyti šią akimirką, ar ne? Ir tu žiūri iš tas medetkas, eini skini medetkas. Tai buvo tas vidinis tas toks išgyvenimas. Bet ką jūs dabar sakot, vėlgi kaip įdomu, kas ten vėl veda, kodėl būtent prie to veda, ar ne? Kaip sakau, dievai patys pasirinko ir jie buvo patenkinti tuo. Čia tokia metaforiškai galim kalbėti. Taip. Labai įdomu. Ačiū, Daiva, labai. Gal kas dar turit tokių pasidalinimų ne į temą? Kaip aš ir sakau, žinokit, yra viskas į temą, kiekviena patirtis yra į temą, nes niekas nevyksta atsitiktinai, atsitiktinumo nebūna. Jeigu esat čia, jeigu esat šitoj grupėje, esat šitoj bendruomenėje, vadinasi, turit čia būti, kad kažką tai išmokti, kažką tai patirti. Arba kažką duoti. Būtent šiandien tai pagavau save, galvoju, kaip aš čia dabar pakliuvau, kaip aš čia įkritau, kaip aš čia patekau ir Dovilę vastikau, mes su Dovilė biški pažįstamos per astrologiją, ne biški, bet teko čia tokių pasimokyti vienoje auditorijoje pabūti, tai galvoju, kaip čia viskas gaunasi, vis dėlto ne šiaip savo, tai manau daug kas tą suprantat, kad kažkaip tai ateini į tą takelį, tave atveda. Tai ačiū jums visiems, kad esat, kad dalinatės, ten tik akimirką spėjau pasižiūrėti ir kad visų tokios atviros širdis ir geranoriški. Tai dėkinga. Dėkinga ir jums, Daiva. Na, laukiam dar. Kas dar turi drąsos ir noro pasidalinti. Kažkas bando, Romte, gal jūsų mikrofonas įjungtas. Tikrai nesikuklinkit ir nėra čia, žinokit, nei geresnių, nei gilesnių, nei jokių. Neleiskit protui šitų jūsų patirčių, ar ne, nuvertinti, kad oi, aš tai čia nieko nepadariau, o aš čia net arbatos neišgėriau. Bet, jie kažką vis tiek, kažkokį tai santykį vis tiek ar su augalu, ar su kuo esat patyrę. Tai nors trumpai kiekvienas pasidalinkit. Tikrai nėra jokio vertinimo ar kažko panašaus, tai tikrai neleisite. Gal aš labai trumpai. Tai irgi mano šiandien kaip ir pirmas susitikimas su jumis. Ir apie medetką aš neklausiau, paskaityti aš taip pat nespėjau, bet kalbant moterims, tai taip prisiminiau tokią, bet man, sakyčiau, ir gėda, ir liūdna, kai mes įsigijome namą ir ten darželėje augo labai daug medetkų. Ir jinai sėjasi, ir jinai auga, o aš ją naikinu, žinokit. Ir kuo aš daugiau naikinu, jinai tuo daugiau dygsta. O man, tai buvo jau prieš 20 metų kažkur, tai pasikeitė jau tas santykis į tuos augalus. Ir aš atsimenu, kaip su kažkokia baisia piktžolė. Kuo aš daugiau ją išraunu, tuo jinai kitais metais daugiau pridygsta ir vėl žydi ir man spalvas netinka.
Tai aš dabar va klausau taip ir galvoju, Dieve, nu tokia, net jaučiu tokią kaltę ir kažkaip taip, na, teks atsiprašyti ir daug pasėti. Visiškai nereikia nei kalbės jausti, Daiva, nei ką. Iš tikrųjų mes visi, nu juk visi esam rovę ir piktžoles, jeigu daržus turim ir daug ir stipriai. Ir normalu, nes tai vėlgi yra tam tikras suvokimo lygmuo tuo metu ir viskas yra gerai. Tai tiesiog yra... Kol išaugė, kol išaugė. Nereikia čia, tikrai nereikia eiti į kaltę ir į gėdą. Jokių būdų. Tik aš galvoju, ji tuo metu man kažkaip netiko, bet turbūt aš labai tikau jai. Jo, jinai bandė kažką pasakyti, bet dar nebuvom pasiruošę. Bet aš lygiai taip pat rašiau kažkada čia pavasarį, žiemą čia kažkada, apie žagrenį, kur lygiai taip pat man ta žagrenis pradėjo lysti čia į mano sklypą iš kaimynų ir aš nesuprantu niekada jau 20 daugiau metų ten medžiai visi ir tas kaimynas jau ten tą žagrenį baigė, ten mačiau visiškai nukarpyti, kad tik jisai nesidaugintų taip stipriai. Nu, bet praeitais metais, aš net nemoku pasakyti, kas šiam atsitiko, niekad taip nebūdavo. Vat lenda ir viskas. Ir aš lygiai taip pat kaip jūs su ta medetka, kokį tu čia velniu man lendi, man čia tavęs, jisgi medis. Jūs suprantat, kai tavo šalia, kur užsodinta tarp augalų pradeda augti tas medis. Ir irgi, ir paskui galvoju, ir aš kiekvieną augalą, kai jau raunu arba ten kažką, tai, jaučiu tokį, gal čia negerai jaučiu, darau, gal čia. Bet kita vertus, vėl, nėra to tokio viduriuko, tai kaip čia dabar nerausi, tai ne miškegi gyvenu, miške tai gali leisti, ar ne? Jisai ieško išsigelbėjimo pas jūs. Galbūt, ačiū danguolė, tikrai. Jis ieško išsigelbėjimo, bet žinokit, po to aš... Labai agresyvus šiaip yra medis. Taip, labai agresyviai besidauginantis, bet žinokit, man po to, aš čia, kadangi sodų bendrijoje gyvenu, einu vis pasivaikščioti ir čia to žagrenio ne vienam, žinokit, yra sklype. Ir einu, žinokit, vieną dieną ir nieko daugiau nematau, jau augalų pilna, bet žagrenis. Ir galvoju, kas čia vyksta, jau per kitus būdus pradeda man eiti apie tą žagrenį, kad tu atkreip dėmesį. Bet augalai turi tą, kad jie sako, atkreip dėmesį. Bet mes, kai bėgam, lekiam, skubam, mes nematom šitų ženklų, mes nematom, mes negirdim, mes tokie atbukę pasidarom, mes negyvenam ryšyje su gamta, mes negyvenam ryšyje su savim, savęs nejaučiam ir gamtos nejaučiam. Ir kai nėra to ryšio, tai ir nematom tų ženklų. O kai paskui pradėjau, ir grįžau namo, jau tokia pikta ir galvoju, kas čia su tuo žagreniu? Ir kai pradėjau skaityti apie jį, supratau, kad tai yra būtent tai, ko man dabar reikia. Ir tas žagrenis vis prašosi, tu būk gera, tu paimk mane. Priimk mane, o aš jį, bet ne. Tai va čia tokių patirčių, kai pradedam įsiklausyti, iš tikrųjų yra nemažai. Tai va tikrai nereikia galvoti, kad išrauti, čia kaltinti savęs ar ne, gėdą kažkokią. Normalu, mes žmonės, mes to ir ateinam, mokytis ir ateinam patirčių įgyti, ar ne? Tai viskas yra gerai. Na, kas dar turi kokį pasidalinimą? Drąsiau, tikrai noriu padrąsinti, šiandien mūsų 18, kalbėjom dar tik tai kokie 5. Tai dar bent 5 noriu išgirsti. Kasgi stabdo, nesuprantu. Aš apie sėklas norėčiau pasakyti, kaip sakė, kad roviau, tad jis turbūt jo prigimtinė vieta ir jis nebegali ten augti. Aš irgi pirkdavau sėklas, sėdavau ir vis ne tas, ir kartą radau senoj sodyboj, senų irgi taip besidauginančių, prisirinkau sėklų ir dabar jos manęs nepalieka, tos medetkos. Tiesiog tas senoji tradicinė medetka iš senų laikų ir tos sėklos, ir sėklas, ir patį augalą galima naudoti kaip insekticidą netgi.
Taip, visiškai. Jisai atbaido. Netgi skaičiau, kad tarp kopūstų reikia sodinti. Jo, o aš dar prie to pačio pasakysiu, kad medetka, ten, kur auga medetkos, kurmiai neišknisa daržų, tai sodinkit, pas ką yra problemos. Turėčiau paprieštarauti, pas mane Jo. atkeliavo kurmis ir eina per visur ir tose Ir medetkos. medetkos net baido, pas mus ten, kur auga medetkos, tai nelabai kurmių daug. Gal, Nes žinai, gal iš kaip tikrųjų, kur, kaip bet aš kokia galvoju apie žemė. save irgi, kad pas mane ten, kur auga medetkos, tai jie neliečia, bet ten biški toliau jau, kur Jo, neauga taip, medetkos, taip. tai ten jie knisa, kiek jiem patinka. Jo, kad, vat, būtent ten nelabai Ir iš rasi. tikrųjų, vat, dabar vat, labai irgi gerai, va, taip kažkaip susimaščiau, kurmiai knisa ten, kur yra pievelės, vat, užsodintos ten, pievelės, kaip aš sakau, nors aš jau ten leidžiu ir tom pievelėm natūraliai ten maišytis tiem augalam, bet vis tiek ten yra sodinta pievelė. Ir ten, kur sodinta, vat nenatūraliai, kažkaip tai ten ta viena rūšė tokia, ne viena rūšė, bet kur mažai įvairovės, ar ne? Tai va ten... Aš tai, žinok, paprieštaraučiau, nes pas mano mamą ten tos pievos, kur ten kartą ar du šienaujama per metus, bet ten kurmių priknista pilna, nes, matyt, ten gal ir žemė geresnė. Gali būti, jo. Bet to kitas dalykas, ten, kur nenori, kad jie knistų, tai jie ir knisa. Tai... Jo, va, čia irgi, mesgi susiję, jo, kuo mes labiau kovojam ir priešinamės, tuo gamta toj vietoj stengiasi. Tai kaip ir su tai žagreniais, irgi mano mama labai nemėgsta šitą, kad jau jie plečiasi. Taip, tai viskas gerai, nes man tai nuo vaikystės, tai man tos džiovintos pelės rūgščios, man taip jos patikdavo ir man jie tokie visada toks teigiamas, tas žagrenis buvo. Ir staiga aš praeitą vasarą taip ir po to, kaip ten atsitiko, kad aš kažkaip buvau ten tų sumak iš Vokietijos kaip prieskonį atsivežus, bet aš nežinau tuo metu, kas tai yra. Atsivežiau kaip egzotinius prieskonius, skaitau, o velnias šitas pats žagrenis. Tai pernai mama tenai jo ten biški nukapojo su visom tom burbuolėm, su tom pelėm, dar raudonom, žaliom dar. Tai, ne žaliom, bet ta prasme dar nesudžiūvusiam. Tai aš prisidžiovinau, ir nieko, ir visai, ir arbata tokios rūgštelės lengvos suteikia puikiausias augalas. Tai aš šeimininkai raminu truputėlį, kad žiūrėtų kitaip į tuos. Jo, aš irgi kažkaip tai, man patinka ir į salotas žagrenį įsimesti dėl tos rūgštelės. Kažkaip tai, kai nori rūgštės ir išbalansuoti visus skonius, tai ieškai tokių. Mes turėsim drąsių frakciją ir nedrąsių frakciją, manau, šitoj bendruomenėje. Va, Neringa, ačiū bent, kad parašėt. Kas iš tikrųjų nedrįstat kalbėti, parašykit. Pas mane vaikai maži, labai gerai. Mes mylim mažus vaikus, žinokit, ir viskas gerai. Gerai, supratau. Tai Neringos dabar paskaitysiu. Geriau arbatą ir labai džiaugiausi žiedais puodelį. Tikrai atnešė saulės spindulių į vidų. Vyras sirgo, buvo šaltkrėtis vidinis, tai medetka net ir su katžole jam puikiausiai tiko į arbatą. Laukiuosi, tai pati labai daug nevartojau, sveikinam Neringa, bet tikrai labai džiaugiuosi, kai pas mane kieme visur jų pridygsta ir net galiu nuskinti visus žiedelius. Dėkui, Neringa. Dėkui. Gal dar kas nors išdrįs parašyti, jeigu nedrįsta pasakyti. O gal dar išdrįs ir prakalbėti? Gal įsidrąsinsit sekančiai paskaitai, ne? Bet jeigu kas dar eigoj, iš tikrųjų kils kokių norų ar pasidalinti, tai drąsiai mikrofoną ar ten galit tą rankytę paspausti. Aš vis tiek čia stebiu šitą situaciją. Tai dabar, žinokit, aš kažkaip tai irgi ir išjaučiau ir užuominų čia gavau visą šitą mėnesį. Teorija yra teorija, knygų pasidalinimai yra labai nuostabu, galim kiekvienas kaupti savo biblioteką, ar bent jau apie konkrečius augalus, tą materiją mediką pasipildyti, kas yra labai svarbu ir reikalinga. Bet sunkiausia dalis turbūt daugumai yra išjausti. Išjausti skonį, išjausti vidinį tą skonį, poskonį ir tuos visus dalykus. Tai aš kažkaip tai pagalvojau, kad gal jums patiktų, kodėl dabar yra tai sunkiausia. Todėl, kad
irgi taip labai mąsčiau ir bandžiau išjausti, kur čia yra, nes aš einu tuo pačiu keliu, suprantat, ir kai užduodi klausimą, tai visata duoda atsakymą kažkokį tai. Sudėtingumas yra tame, kad mes dažniausiai šiuolaikiniai visuomeniai valgom ypatingai stipriai, stiprinant ypatingai daug maisto, kuris yra sustiprinto skonio. Jau nekalbant apie dirbtinius ar ne skonio stipriklius, ten atriogliutamatus ir taip toliau, net jeigu ir to nevalgom, vis tiek naudojam pakankamai daug prieskonių ir ypatingai druskos, nes druska yra tas, sakykime, čia noriu įrašą biškį, kad geriau matytųsi, druska yra ne prieskonis, tas elementas, ar ne, kuris suvienodina visus skonius visų patiekalų. Ir kadangi šituos dalykus mes naudojam praktiškai kiekvieną dieną ir visur, ir visam maiste, cukrų, druską, pipirai, ar ne, visi šitie dalykai. Mūsų skonio receptoriai yra, ne tai, kad atbukę, bet jie yra, tokie neutralizuoti. Nes kai kiekvieną dieną yra dirginama, tai kas atsitinka, kai nuolatos, tai atbunka, nes nebegali mūsų protas ir mūsų smegenys išskirti tų dalykų kiekvieną kartą ir labai detaliai. Bet viskas yra dėl to, nėra čia nei blogai, nei gerai, ar ne? Nesupraskit, kad čia yra blogai naudoti ten druską. Ne, tiesiog kaip vyksta, ar ne, kodėl mums sunku tam tikrus skonius pajausti, subtilius skonius sunkiau pajausti, todėl kad mes nuolatos aktyvinam ir dirginam savo skonio receptorius, ypatingai tokiais intensyviais skoniais vadinkim. Tai dabar jau praeitą kartą minėjau ir labai norėčiau pakviesti ir iš tikrųjų, kas turėsit noro, galimybių, ar ne, prisijungti prie, pavadinkim tai iššūkiu, ar tiesiog kažkokią tai praktiką, kad kovo mėnesį iki sekančio augalo pasidarytumėm skonio raumens auginimo praktiką. Kaip lavinti savo skonio suvokimą, kaip lavinti savo skonio tą apčiuopimą, koks kiekvieno to, ką dedam į burną, skonis. Tai pirmas dalykas, dar į grupę įdėsiu ir pabandysiu vesti šitą procesą pažingsniui, bet dabar bendrai koks principas. Tai kaip jau kalbėjau praeitą paskaitą, vienas iš geriausių būdų pajusti augalus, tai skirti kažkokį tai laiką, nenaudoti jokių prieskonių, tai yra bent savaitę ar kažkiek laiko nenaudoti druskos, nenaudoti, tiesiog valgyti tokį, prieską, mes sakom prieską maistą, arba tiesiog maistą tokio skonio, koksai jis yra. Tai va dabar, tam, kam per sunku, ar ten nesinori, viskas gerai, kiekvienas apsispręsit kaip jums, bet šitas iššūkis leidžia atverti labai platų spektrą pajautimo. Po to, kai jau pereinam šitą pirminį proto pasipriešinimą, kad man neskanu. Tai pirmas dalykas, raginsiu ir galbūt pasirinksim kiek laiko, pasistengti nenaudoti. Ir tada pasidalinsim patirtim, kas vyksta su mumis, ar ne? Kokie vyksta procesai, kokie vyksta pokyčiai. Antras dalykas, kad jeigu kas jau rimtai nori išlavinti savo skonio šitą raumenį, skonio pajautimą, tą daro iš tikrųjų someljė, pavyzdžiui, kai mokinasi, bet konkrečiai su vynais. O mums svarbu, kad bet kokio augalo, ir nebūtinai augalo, maisto produkto, tą skonį pajustumėm, labai svarbu sąmoningai valgyti. Tai yra, kai dedu į burną ir jeigu ypatingai dedam atskirus produktus, kaip, pavyzdžiui,
Dabar aš valgau pomidorą. Dedu pomidorą į burną ir suvokti tą skonį, ką aš dedu į burną. Nes aš irgi asmeniškai ir dauguma mūsų kadangi mūsų gyvenimo ritmas toks labai greitas, tikiu, kad dauguma net nesusimąstom, ką mes valgom, nei kaip mes valgom. Jeigu turim sveikatos problemų, biškį gal daugiau susimąstom ir dėmesio skiriam, bet tas sąmoningas valgymas, jis taip pat padeda lavinti šitą gebėjimą patirti skonį ir suvokti skonį. Bet jeigu aš įdėjau burokėlį, tai koks tas burokėlio skonis? Ar jisai saldus, ar jisai turi rūgštumo, ar neturi rūgštumo, bet koks tas skonis? Ir visus šituos dalykus fiksuoti ir rašytis skonių dienoraštį ar pajutimų dienoraštį kaip nori. Kiek tai yra įmanoma vakare atsisėsti ir peržvelgti šitą patirtį. Nereikia čia skirti valandas. Bet kaip tokį savo iššūkį ir žaidimą pasidarykim. Dėl to, kad tada bus daug lengviau identifikuoti, einant pievoj ar kažkur, ar darže, nusiskynus augalą, pradėti identifikuoti skonius. Ir po to jau statyti ant šito pagrindo, ką tie skoniai mums sako ir kaip jie veikia mūsų organizmą. Tai skonių lavinimui siūlyčiau sekantį mėnesį, be to, kad draugausim su kiaulpiene, pasidaryti šitą praktiką, kad lavinti suvokimą skonio. Kas tai yra? Apie ką tai yra? Kad grąžinti savo, vaikai jie labai aiškiai atskiria. Kai mes gimstam, ar mažiukai vaikai, pastebėsit, jie nemėgsta maišyto maisto. Jie dažniausiai mėgsta, mano mažesnoji dukra iki šiol nemėgsta makalinių, kaip troškinių kažkokiu ar kažko. Ir stengiasi ir valgo ir nori valgyti atskirus produktus. Ir tai leidžia išlaikyti, jeigu mes netrukdom vaikam to daryti, neperšant ant tų troškinių ir panašių dalykų, leidžiam vaikui valgyti taip, kaip jis nori. Viena pasekmė yra tai, kad vaikas valgo, jaučia savo organizmą ir mes galim pradėti vėl iš naujo jausti organizmą. Organizmas pasakys, ko mums reikia, kokio produkto mums reikia, kokio skonio, pagal skonį, ko mums reikia, kad organizmas susibalansuotų. Tiek maistiniam medžiagom, tiek ir kažkokiais kitokiais disbalansais. Drėgmė, šaltis, šiluma, ar ten mineralai, vitaminai ir visi kiti dalykai. Tai pasekmė šitos praktikos yra ta, kad mes geriau pradedam jausti savo kūną. Ir tas sąmoningas valgymas, jisai pastato į vietą daugelį kitų mūsų dažnai turimų blogų įpročių, kaip ir netinkamas maistas, kuris mums netinka asmeniškai, nebūtinai tas maistas blogas, bet jisai mums asmeniškai gali netikti ir kitus dalykus. Tai šita praktika gali atverti tikrai daug kelių ir daug turėti tokių pozityvių pasekmių, ne tik tai dėl augalų ragavimo, bet ir suvokimo apskritai, ką reiškia skonis mums, jeigu jis mums duotas, jis mums yra svarbus. Ir jį turėti aštrų suvokimą apie tą skonį yra svarbu. Svarbu mūsų kūno, šito fizinio kūno sveikatai. Sveikatai, geroviai ir savijautai bendrai. Tai ar galvojat, kad bus įdomu, ar kas nors dalyvaus? Ar yra norinčio, ar visi prieš? Jeigu galima, aš taip pasidalinsiu truputėlį, nes aš čia daugiau yra, gal Danguolė ir Ona pasakys, aš žiūriu, kad įsijungia. Aš kadangi jau senokai gana tokį atskirą maistą valgau, tai yra tas tikrai ugdosi tas dalykas. Aš tiesiog tik noriu pritarti ir kad tai nėra kažkaip ar neskanu ir labai įdomu būna, kaip po to kažkas su druska, kaip tu atrandi tą druską, kaip saldainį jau vėl kitaip. Ir tai aš tikrai norėčiau padrąsinti, pabandyti, ten gal nebūtinai ten absoliučiai, bet bet aš žinai, ką norėjau padėkoti pačiai
aš kažkaip irgi vis galvoju, šitą mėnesį netgi taip vis ateidavo mintis, nu reikia dabar man taip sąmoningiau biškį valgyti, pajaus, kaip kiekvienas ten tas vaisius ar veikia mane, kaip jis ten mano kūne, bet nu vat kažkaip to sąmoningumo pritrūko, tai dabar mano bus užduotis gal daugiau ne tiek atskirai, kiek pajausti, kaip mane veikia tas, tai ačiū labai. Tai vat labai iš tikrųjų džiugu, nes manau, kad jau esam susiderinę daugiau mažiau ir vat už tai ir jaučia. Už tai ir jaučiam vieni kitus, aš jaučiu jūs visus, kokie jūsų poreikiai. Tai tikrai be streso, jeigu tai kelia stresą, tai yra priežastis, dažniausiai priešinasi protas. Ir tas, kas sako neskanu mumyse, tai yra mūsų protas, nes jisai yra įpratęs prie tam tikro skonio ir jam dabar reikia pastangą įdėti, pakeisti, ar ne? Bet jeigu ir pradedant kažką tai yra neskanu, bet jeigu aš suprantu, kodėl aš tai darau, tai tada ramiai galim savo pasakyti, o tai bet čia nuotykis, čia nauja patirtis, pasižiūrėkime tai, su protu susitarti. Aš taip kalbuosi, mano protas labai aktyvus yra, man su juo dažnai sunku susitarti, tai aš su juo kalbuosi taip, sakau, žiūrėk, mes susitarkim, kad mes dabar pabandysim, o tada kartu nuspręsim, ar čia gerai, ar čia negerai, čia man teisinga ar ne. Ir dažnai nusiramina ta dalis, kuri labai paskui kankinasi, kuris sako, ai, čia aš vargšas auka, čia man reikia stengtis čia valgyti neskanų maistą. Tai mes neinam į kankinimą savęs, mes einam į naujas patirtis. Tai pabandykim tas naujas patirtis pajausti per skonį. Ir paskui, manau, kad turėsim čia tikrai vėlgi naują puokštę tokių patirčių, kur atsiskleis dar stipriai. Ne? Gerai, tai ką, dabar truputėlį gal pabandykim pasikalbėti apie kiaulpienę. Kodėl kiaulpienė? Žinokit, iš tikrųjų tai labai man sunkus buvo šitas mėnuo, kadangi sunkus ne ta prasme, kad šiaip mėnuo kaip mėnuo buvo, bet sunku buvo pasirinkti augalą. Todėl, kad aš labai daug augalų visą laiką suku galvoj ir stengiuosi ir pati mokausi dar ir ne su vienu mokytoju, tai visą laiką daug, bet kai reikia pasirinkti tą vieną, su kuriuo tą ryšį gilinti arba bent jau turėti naują ryšį ir jį gilinti, tai ne visada yra lengva. Kartu, kadangi ir jums dar kažkaip tai turiu atliepti tą, bet kažkaip tai ta kiaulpienė vis lindo į galvą ir galvoju, bet toks žinomas, toks, atrodo, ką aš čia naujo pasakysiu. Tai žinokit, paėmiau savo iššūkį, kad galvoju, vadinasi, ir tame, ką mes labai gerai atrodo pažįstam, vis tiek gali kažką atrasti naujo ir svarbaus ir būtent dėl to, kad kiaulpienė, jinai yra visur, mes norim ar nenorim. Vienas iš turbūt ūkininkų tai apskritai nekenčiamiausių augalų. Ir mano tėtis praeitą pavasarį irgi jis laiko, oi, čia tos kiaulpienės, kai pradeda žydėtis, ten jau pjauna. Aš jam sakau, žinai, ką tu kai sekantį kartą pjausi, tai sakau, pakviesk mane, aš tau žiedus nurankiusiu. Žiūri į mane. Sakau, nes paskui aš darau ir vyną žiedų, ir iš pumpurų dar neišsiskleidusių tų žiedų darau, juos fermentuoju. Tai, žodžiu, įvairiausių dalykų kiaulpienė yra nuostabi ir iš jos galima labai labai daug padaryti ir daug. Japonų mokslininkai yra atlikę tyrimą labai išsamų kiaulpienių, tai mūsų kiaulpienė yra kaip kiniečių ženšenis. Iš tikrųjų ir atstatantis augalas, tai šiek tiek daugiau ir pasigilinsim, todėl kad turbūt net ir tai sužinojo, ką dabar žinom, arba sužinosim, bet iš to, ką man pavyko surinkti. Ir tai bus dar ne viskas apie kiaulpienę. Kaip ir apie kiekvieną augalą, vis dar galim kažką naujo suprasti ir atskleisti, ir tas augalas vis mus veda į platesnius vandenis.
Tai dabar, vat, girdėjau šiandien irgi dabar nebežinau, kas dalinosi, kad kiaulpienės dažnai vadinamos pienėmis. Tai vat, aš tikiu, kad visi žinom, apie ką kalbam, net kai ir sakom pienė. Tačiau pienė yra visiškai kitos šeimos augalas. Jeigu taip jau botaniškai, moksliškai tiksliai, tai pienės yra sonchų šeimos augalas, o ne taraksakum. O kiaulpienė taraksakum oficinalė yra visiškai kitos šeimos augalas. Jie panašus, jos panašios tos šeimos. Tie augalai panašus, bet jų savybės ir tie augalai dėl to yra skirtingi. Tai tiesiog pastebiu, kad ne visada, kai sakom pienė, esam tiksliai sakom. Senovėje dar buvo vadintos diedukais, rakčiuška, kerpėmis, karvažolė, lentyginė, piktšašiu. Tai piktšašis, matyt, irgi ir senovėje žmonėms per daug buvo jos. Dėl to piktšašiu vadino, pievpienė, pukenė, pukučiais, snaude ir panašiai. Tačiau vėlgi supraskim, kad šitos šeimos yra ir daugiau augalų, ir vienos, ir kitos šeimos, tai tų rūšių yra ir reikėtų pasiėmus ar enciklopediją, ar žinyną truputėlį pasižiūrėti, koks yra skirtumas ir kad nesumaišyti. Šiandien kalbam konkrečiai apie kiaulpienę, taraksakum oficinalė, kas iš tikrųjų yra dažniausiai naudojama kaip vaistinis augalas, graižažiedžių šeimos. Naudojam visą augalą, tik tai vaistiniai, būtent kaip vaistinė dalį, labiausiai vaistinės yra šaknys ir lapai. Žiedai skaitome mažiau vaistinių, mažiau medžiagų turintis, bet tikrai turintis ir tiesiog pavasarį, kai jau pradeda žydėti, tai aš tai einu, nusiskinu tą žiedą ir tiesiai į burną ir suvalgau. Jisai yra turbūt mažiausiai karti kiaulpienės dalis ir turinti vis tiek pakankamai medžiagų ir galima naudoti. Augalai, žiedai galima naudoti, kaip jau minėjau, vyną daryti ir džiovinti irgi galima. Atsiprašau. Tik tai jų vaistinės tos savybės yra šiek tiek silpnesnės, todėl kalbant apie vaistinės savybės, tai labiausiai kalbėsim apie šaknį ir lapus. Kur jos auga, tai turbūt praktiškai visam pasaulyje, gal tik tai dykumose, ten pietuose, kur yra dykumos, kur yra pusdykumės ar stepės, tai ten jos neauga, bet ten, kur yra tas šiaurinis, kur yra tas dirvožemis toksai riebesnis, ir kaip čia pavadinti geresnis, tai ten jau kiaulpienė tikrai auga ir puikiai jaučiasi. Vieną sekundę. Galim tęsti. Tai, skonis dabar. Klasikiniu požiūriu, ir iš tikrųjų, jeigu paragausit, tai pirmasis skonis, kurį pajausiu, tai bus kartumas. Ir priskiriama klasikiniu požiūriu prie kartumynų, prie karčiųjų augalų. Ir visi kartieji augalai pirmiausia indikuoja į kepenis, kad yra naudinga kepenims, kad valo kepenis, panašiai. Tulžį taip pat ir virškinimo traktas. Lapai yra labiau tokie lengvesni, kartoko, šiek tiek turi ir saldaus, ir sūraus skonio, o šaknys yra stipriai kartesnės ir jų skonis turi daugiau to žemiškumo, tokio aliejiškumo. Toks sunkesnis skonis šaknų. Šiek tiek yra sūraus skonio, todėl kai jaučiam druskos skonį, tai reiškia indikuoja į mineralinės medžiagas, kai yra šiek tiek sūrumo arba tos druskos, tai jau kalba eina, kad augalas turi nemažai mineralų, o saldus skonis, po praeitos paskaitos esu įkėlus, ar ne, tik pasikartosiu grupiai apie skonius, kad kai yra saldus skonis, tai saldus skonis visą laiką pamaitina, visą laiką užpildo
ir tonizuoja. Tai vat tas visas savybės kiaulpienė ir turi. Dabar pagrindiniai poveikiai, tai palaipsniui atstato organizmą, tas alteratyvinis poveikis. Dabar atstatymas kiaulpienės eina per drėgmės šalinimą iš organizmo ir per vėsinimą. Tai yra ten, kur yra karštis ir drėgmė, drėgniems ir karštiems organizmams arba kepenų, inkstų, šlapimo takų ir tulžies šitom būsenom, kaip, pavyzdžiui, yra per daug drėgmės ir karščio kepenyse ar tulžiai ir panašiai. Yra tam tikra simptomatika, ją čia visą užrašuose rasit, bet aš tik tai noriu pabrėžti, kad tinka ir konstituciškai drėgmiai, per drėgnam ir per karštam organizmui. Drėgmė ir karštis vienoj vietoj kelia uždegimą, uždegiminiai procesai prasideda. Jie gali būti lokalūs kažkokiam organe ar organų sistemai, arba konstituciškai žmogus gali būti toksai. Tai vat kiaulpienė būtent šitas situacijas moduliuoja, balansuoja ir padeda atsistatyti organizmui natūraliai. Atstatantį poveikį turi. Kiaulpienė taip pat yra labai stiprus diuretikas, stiprus ne veikimo prasme, kad jisai stipriai ir greitai veikia, bet kad stiprumas kiaulpienės yra tame, kad kiaulpienė turi labai daug kalio, ypatingai lapai. Tai, o kaip žinom, kalis išsiplauna per skysčių pasišalinimą. O diuretinis poveikis ir yra, skatina skysčių pasišalinimą iš organizmo, vadinasi, išplauna, išvalo organizmą, bet tuo pačiu išsiplauna ir tam tikri mineralai. Ir sunkiausiai ir dažniausiai išsivalo kalis. Tai vat kiaulpienė, jinai yra tobula tuo, kad jinai ir valo organizmą, bet tuo pačiu papildo kalių, kuris ir išsiplauna per tą išvalymą, per tą diuretinį poveikį. Dėl to jinai vat ir laikoma kalį sulaikančių diuretiku. Tai žmonėm, kuriems trūksta kalio, kiaulpienės lapai ir šaknis irgi yra labai labai geras vaistas ar papildas, kaip jau čia pagal situaciją poreikis. Na ir aišku, kartu sistonikas, tai vat visai virškinimai, ypatingai ir viršutiniai ir apatiniai virškinimo sistema ir plonajame storajame žarnynui skatina tulžies išsiskyrimą ir įvairiausių dalykų atstatymą virškinimo sistemą. Dar kartu siskonis būtent veikia tulžį, skatina tulžį daugiau gaminti tos tulžies, bet kai yra šalčio ir stagnacija, tokia, kai yra daug šalčio, tulžy ar kepenyse, tai procesai, kaip ką šaltis daro, jisai stabdo. Sustoja procesai, aptingsta, apsunksta tulžis ir kepenys, tai vat kiaulpienė, jinai padeda išjudinti, kad suskatintų tą išsiskyrimą tulžies pūslėje ir kepenyse. Tai vat tas chelagoginis toksai poveikis kiaulpienės. Švelniai laisvina vidurius kiaulpienė, taip pat dar kitas dėl kartaus skonio poveikis virškinimo sistemai. Dar kas yra retai kur pažymima, bet man čia pavyko iš mano mokytojo iš Amerikos, jisai labai tą akcentuoja, kad kiaulpienė iš tikrųjų yra labai geras prebiotikas, paruošta tam tikrų būdų. Nors nėra klasikinis toks poveikis, bet jinai yra labai geras augalas šita prasme. Kas yra prebiotikai? Prebiotikai tai yra medžiagos, kurios reikalingos mūsų žarnyno bakterijoms, tam, kad jos galėtų gyvuoti ir būti stiprios. Ta žarnyno eko ta visa sistema gerųjų bakterijų, jeigu jinai yra stipri,
tai jinai neleidžia blogosiom bakterijom, patologiniam bakterijom daugintis. O jeigu jinai yra silpna arba po antibiotikų, tai tada įsibujoja blogos bakterijos. Tai va tam balansui palaikyti mums reikia prebiotikų ir kiaulpienė dėl krakmolo, kitų skaidulų, cukrų iš tikrųjų yra labai naudingas kaip prebiotinis augalas būtent bakterijoms virškinimo trakte. Žodžiu, pamaitina mūsų bakterijas. Bet pamaitins jau aišku preparatai, kuriuose yra visa šaknis, o ne ištrauka. Ten, nes cukrus, inulinai ir visi kiti dalykai yra fiziniam kūne, fiziniai šitoj daly, tai arba geriam miltelius ir visą augalą, arba ekstraktai jau veikia, kai yra be fizinės dalies, tai veikia truputėlį. Dabar organai, kuriuos pagrinde veikia, tai jau užsiminiau, bet tik tai dar akcentuoju kepenis ir tulžies sistema. Čia rasit tikrai medžiagoj daugiau, pasiskaitysit. Virškinimo sistema, visas žarnynas, viršutinis ir apatinis, inkstai ir šlapimo sistema dėl diuretinio, dėl skysčių varančio ir valančio poveikio ir tuo pačiu kraujo ir limfos sistema veikia. Todėl, kad kaip tonizuojanti, kaip limfa valanti, o kai valosi limfa, tai stiprinasi imuninė sistema. Jau praeitos paskaitos metu minėjau, kad imuninė sistema papuola į krizę ir šoką tada, kai nėra to išsivalymo arba kanalai užkišti, arba nėra galimybės, nes limfinė sistema neturi variklio, neturi siurblio. Ir limfinė sistema veikia tik tai tada, kai mes judam. Mes turim, kai pats fizinis kūnas juda, tada limfinė sistema juda ir jinai taip valosi. Dėl to yra labai labai svarbu balansas judėjimo ir nejudėjimo, nes tai tiesiogiai veikia. Ir kai, pavyzdžiui, yra kažkokia infekcija, limfos imuninė sistema kovoja, vyksta mūšis, ar ne, yra daug lavonų arba kritusių bakterijų ir visokių virusų ir panašiai, ir jie visi išsivalo per limfinę sistemą. Ir jeigu jinai yra užsikišusi, tiršta, tai tada organizmas negali išsivalyti ir negali pasveikti ir negali balansuoti. O kiaulpienė, jinai detoksikuoja iš vidaus ir kai yra limfos sistema užsikimšusi, tai dažniausiai mes tą pamatom per odą, nes tada nebeturi kur dėti, ir tada per visur, kur jau tik įmanoma, organizmas bando išsivalyti ir per odą tada valosi. Tada prasideda aknės, prasideda egzemos ir visokie kitokie odos ligos. Tai va čia kiaulpienė irgi yra labai naudinga, būtent per kraujo išvalymą, per limfos išvalymą padeda išsivalyti organizmui ir per kepenį. Iš tikrųjų, kepenys iš pradžių išvalo, o per kepenį išsivalo kraujas ir tada limfa. Ir čia taip tas veikimas kiaulpienės yra labai naudingas šitoje vietoje. Tai tiek apie poveikius, dabar energetika. Temperatūra yra vėsinanti švelniai, iš tikrųjų vidutiniškai vėsinanti, tačiau dėl savo diuretinio poveikio, kadangi jinai linkusi yra išvaryti iš organizmo skysčius, yra džiovinanti. Dažniausiai, kai sutinkam augalus, kurie yra šildantis, tai savaime aišku, šildo, kaitina ir sausina. O čia, matot, yra vėsinantis augalas, jis tarsi vėsina organizmą, bet jis vis tiek turi diuretinį poveikį, jis išvaro skysčius ir būtent, kas liečia drėgmę, jisai sausina. Vėsinantis ir sausinantis augalas. Tai va, jeigu lyginsim su medetka, atrodo ir medetka, ir kiaulpienė tą patį, ir kepenims, ir limfai, ir inkstams, ar ne, du augalai, kurie yra
bet jeigu žiūrėsim knygai arba imsim alopatinį požiūrį, nuo ko yra kiaulpienė? Arba kam ten kiaulpienė? Kepenims, o medetka irgi kepenims. O tai kokioj situacijai dabar ką naudoti? Tai vat jeigu nežinom energetikos ir jeigu nežinom giliau augalo nepažįstam, tai mes čia tik 2 turim, o yra daug augalų, kurie turi poveikį kepenims, inkstams, limfai ir panašiai. O kokį augalą, kokiu metu pasirinkti, ne tiek metu, turbūt kiek situacijai pasirinkti, jau reikia žinoti šitą augalą daug giliau. Ir čia mums iš tikrųjų labai padeda tas energetinis suvokimas. Ar jinai vėsina, ar medetka jinai šildo ir džiovina, o kiaulpienė vėsina ir džiovina. Tai jeigu organizmas yra karštas arba į šilumą labiau linkęs ir sausas, tai mes turbūt mažiau, labas vakaras, Viktorija, mažiau rinksimės medetką arba atsargiau, kad dar labiau arba derinsim jos poveikį tą giluminį, bet žiūrėsim tą drėgmės balansą, kad neišdžiovinti organizmą. Bet jeigu pagal poveikį mums labiau tinka kiaulpienė, tai dar geriau, nes tai yra vėsinanti, neužkaitins taip organizmo arba organo arba sistemos. Tai vat, dar kartą vis eisim ir kartosim, kodėl svarbu suvokti energetiką, o energetiką pažinti per skonį ir visus skonius augalo pažinti, tam, kad atsirinkti, kuris augalas kurioj situacijai mums yra reikalingas. Taip. Ir ypatingai sausina kiaulpienę todėl, kad kiaulpienės efektas yra geriausias vartojant ją ilgą laiką. Jis yra pakankamai švelni ir saugi ir ją galima naudoti ilgą laiką. Ir tas atstatantis poveikis, valantis poveikis, jisai reikalauja kiaulpienę naudoti ilgą laiką. Tačiau ilgą laiką naudojant, jisai išdžiovina organizmą. Tai jis labai tinkamas augalas yra tiem drėgniem žmonėm arba tie, kurie yra, kaip pelkės, aš sakau, kur yra daug vandens, daug drėgmės ir reikia sausinti, tai tada nieko negalima vieną kiaulpienę naudoti, kiekvieną rytą gerti kavą, pavyzdžiui, kiaulpienę. Arba stipresnį variantą pasirinkti. Bet jeigu yra sausas tipas organizmo, tai jau reikėtų kiaulpienę vėlgi derinti su kažkokiu drėkinančiu labiau augalu. Taip. Dar ko nerasit užrašuose, bet ką radau apie kiaulpienę labai įdomiai. Mes jau knygoje yra ten literatūros sąrašas, paskui po šitą, ką naudojau. Jisai labai aprašęs yra pats Matthew Wood, iš tikrųjų pradėjo nuo homeopatijos, labai gerai išmano homeopatiją ir visą istoriją ir visą metodiką, bet jis taip pat neblogai žino ir kinų mediciną ir kaip yra naudojama. Tai vat kinų medicinoje kiaulpienė naudojama, kai organizmas dėl gleivių, padidėjusių dėl užsistovėjusių skysčių, atsiranda gleivės susiformuoja. Tada tos gleivės pradeda kipšti įvairiausius kanalus ir organų ir apskritai visus organizmo kanalus, kai tų gleivių perteklius. Ir tada, kai jau yra užsikimšimai ir yra perteklius, prasideda karščiavimas, organizmas neturi kaip su tuo susitvarkyti, tai jis bando išdeginti. Tai tada kyla uždegimai, bando išdžiovinti, nes drėgmės per daug. Mūsų organizmai yra protingi. Tai vat organizmas yra sukonstruotas taip, kad jisai pats žino, kaip apsisaugoti, jis kelia karštį tam, kad tą drėgmę sumažinti. Dėl to kyla karščiavimai ir uždegimai. Ir
dažnai būna taip, kad nebūna ūmus uždegimas, o toks kaip šlapi lapai kaip dega, ne? Taip iš lėto, po truputėlį, net nelabai dega, gal rūksta. Tai va tokie panašus, tas va toks uždegimas, jisai toks lėtas, nedidelis, toks, bet jisai yra. Tarsi va tie šlapi lapai, šlapios malkos, ne? Taip sunkiai dega. Kaip pavyzdį jis pateikia, pavyzdžiui, sinusų infekcijos būna. Kartojus ir užgulus ir užgulus. Tada dažnai būna situacijos, kad ten gydytojai tradiciniai duoda ten antibiotikus, ten dar antialerginius kažkokius vaistus ir dar kažką, tai žodžiu, susidaro visą puokštę, kaip ir bakterijas užmušė, antibiotikai dar žarnyną sumakalavo ir organizmas gauna daug daugiau užduočių, negu kad tiesiog paimti ir subalansuoti skysčius, temperatūrą. Ir jeigu yra infekcija augalais ar ne, kad natūraliai ta infekcija ar uždegimas malšinti, ne, tą karštį išbalansuoti organizmą. Ir vat, kai būna sinusų infekcijos, kurios netgi pereina paskui, kaip jisai rašo, arba alergijos, būtent čia pasireiškiančios, ar ne, veide, ir tai vat, kaip pavyzdys, tokie žmonės kaip taisyklė būna ir pikti, kodėl piktumas ir va šitos visos emocijos ir sunkumas matyti, tas toksai tarsi kepurė uždėta ant proto, tai yra indikacija, kad yra užterštos kepenys. Kepenyse yra pyktis gyvena, jeigu jos yra disbalanse ir disfunkcijoje, tai vat tada kyla pyktis ir jeigu jau pradeda nepaaiškinamas pyktis kilti, tai bet ir gerai pavartoti yra kiaulpienę tam, kad truputėlį kepenis pravalyti. Ir vat būtent dėl užsikimšusių kepenų ir stagnuojančių kepenų ir vat tų visų gleivių organizme, kas neišsivaikšto ir neišsijuda, šitoj atsiranda vat tie tokie užsistovėjimai. Ir vat sinusų atveju dažnai būna netgi persimeta tas uždegimas į kaulus, į dar gilesnius audinius. Ir vat tada čia jau kiaulpienė yra labai labai naudinga ir mes Jokūdas aprašo keletą labai tokių atvejų, kai netgi, pavyzdžiui, žandikaulio būna, kaulai pradeda tirpti nuo tokių situacijų, kalcio išplovimas iš organizmo mineralų būna, tai kiaulpienė gali padėti netgi rekalcinacijai, tai yra kaulinių audinių atsinaujinimas. Tai vat du dalykai, kad subalansuoja kiaulpienė skysčius, diuretikas, tada kaip alternatyvas atstato organizmą, leidžia atstatyti ir kepenis, per kraujo išsivalymą visą organizmą atstato ir maža to per savo mineralų visą sudėtį kiaulpienė leidžia natūraliai atsinaujinti ir gilesniems audiniams, kaip tokiem kaip kaulai. Ne tik kaip paviršiniams ir skysčiams. Tai va čia toks labai gerai radau knygoj, kur neradau kitose knygose. Norėjau su jumis pasidalinti. Aha. Dabar psichologinis paveikslas, kokiems žmonėms, kokį psichologinį variantą turintiems žmonėms kiaulpienė gali būti naudinga ir tinkama. Tiems, kurie jaučia protinį nuobodulį, depresiją, silpnumą arba sunkiai pabunda iš miego. Dabar kodėl? Todėl, kad kai yra šalta organizme, šaltos kepenys, stagnuoja viskas, sustoja visi procesai, tos gyvybinės ugnies viduje nėra, tai organizmas taip ir reaguoja, kaip depresija, tarsi iš vidinės tos fizinės depresijos išeina tada ir psichinė depresija. Nors kas pirmas prasideda, tai čia vat yra kitas klausimas. Susidaro silpnumas, ar ne, įsivaizduokim, kas vyksta rudenį, ruduo ateina į organizmą ruduo dėl kažkokio tai disbalanso, gyvenimo būdo, mitybos ir visų kitų, arba protinio disbalanso, kai mes visą laiką užsisukam kažkokiam negatyve,
Ir va tas negatyvas tada persiduoda ir kūnui, ir viskas eina žemyn. Tada viskas neįdomu pasidaro, nebesinori nieko, depresija toksai. Ir kas tada, kai niekas nebeįdomu, nu, tai tada nori tik miegoti. Nebežinai, dėl ko keltis ryte. Nu, tai ir tas miegas ilgėja. Tai va tokiem žmonėm, kurie turi šitą dinamiką, tai greičiausiai vėlgi indikuoja į kepenis, tai kiaulpienė gali pasitarnauti tokiem žmonėm ir prajudinti šitą visą dinamiką. Na ir jau minėjau, kad tiem žmonėms taip pat, kurie greitai susierzina ir supyksta ir išsilieja neadekvačiai, tokiais apgailėtinais būdais, nes pyktis vėlgi turi tiesioginę sąsają su kepenim. Pagal daugelį tradicinės medicinos modelių kepenyse glūdi pykčio, nusivylimo, įtampos ir depresijos emociniai modeliai. Tai galioja kinų ir graikų tradicijoms, kadangi kepenys yra toks karštas organas ir kepenys yra ugnies buveinė, jos natūraliai sukelia karštas emocijas, tokias kaip pyktis. Ir kai sutrinka autonominė nervų sistema, sutrinka toksinio portalinio kraujo, to, kuris išteka iš virškinimo trakto, iš vėžio deguonies prisotinto kraujo iš kepenų pusiausvyrą. Žodžiu, per kepenis, per kepenų disfunkciją ir kraujas pasidaro toksiškas ir vat, dėl to toksiškumo viso vat, kyla tos visos pyktis, nusivylimai ir visos tos emocijos, tas karštis toks vidinis kyla. Bet vėlgi organizmas protingai bando kažkaip subalansuoti tą situaciją šalčio, stagnacijos ir drėgmės per karštį, per tą karščio emocinio ir fizinio karščio sukelimą, tam, kad subalansuoti. Taip, ką dar čia norėčiau akcentuoti. Kokiem dalykam. Taip, tai vat ir kraują valanti yra kiaulpienė. Ir dabar gal labai čia vėlgi neinant į tuos medicininius dalykus, kam dar kas mums praktiškai, ar ne, gali būti naudinga ir reikalinga. Tai lapai, sudėtis daugiausiai turi triterpenų įvairiausių, sterolių, karotinoidų ir flavonoidų. Ir inulino turi. Inulinas vaidina labai svarbų vaidmenį, kai yra gelta, kai yra kepenų jau tokia rimta situacija. Ir čia kiaulpienė irgi yra labai rimtas kandidatas tvarkyti šitą situaciją, būtent dėl inulino, betulino, man atrodo, dar vadinasi, kažkaip panašiai yra čia parašyta, rasit, būtent dėl šitos medžiagos. Tai šita medžiaga yra nemažai jos šaknyse, o vat lapuose labiau yra mineralinių medžiagų, todėl vat tik tai vat prasidės dabar iš karto jauni lapeliai kiaulpienei lįsti, tai kai tik tai galim, pasiskinam ir į salotų bliūdą. Ir vėl pasiskinam ir kur tik tai galim, iš karto tuos jaunus lapelius ir naudojam. Jauni lapeliai nėra dar kartus, juos lengva vartoti ir ypatingai pavasarį po žiemos skurdesnio maisto. Net jeigu ir valgom pirktinės ten daržovės ir vaisius, vis tiek neįsisavina, kiek, sakykime, pats organizmas žiemą, ne, jisai sulėtėja visos funkcijos ir tie produktai nėra tokie vertingi kaip laukiniai ir natūralūs, kaip kiaulpienės lapeliai. Dėl to vienas iš pagrindinių pavasario atsistatymo yra tos žalios žolelės, kurios pavasarį sukaupia visą savo energiją iš šaknų, iš sėklų, deda visą tą energiją, kad auginti visą augalą. Tai va tie pirmieji lapeliai, jie turi visą potencialą ir visą labai stiprią energiją, kuri mums irgi yra reikalinga tam, kad atsistatyti po žiemos. Tai lapus yra mineralinių medžiagų, ypač kalio, geležies, magnio, cinko, vario, folino, seleno, kalcio, boro ir silicio.
Vitamino A turi daugiau negu morkos. Lapai kiaulpienės, C, D ir B grupės kompleksas ir dar labai daug, iš tikrųjų. Tai vat kiaulpienės lapai labai reikalingi. Taip, kontraindikacijos dabar, kada nenaudojama. Naudojama paprastai saugus augalas, nėra labai intensyvus augalas, toks švelniai veikiantis augalas, tačiau nereikėtų, netgi ir nėščios moteris gali naudoti, besilaukiančios neringai labai irgi tinka. Netinka tik tai tiems, kurie turi aiškias indikacijas, kad tulžy ar inkstuose gali būti akmenų ir ten jau yra problema, nes per savo diuretinį poveikį gali sudirginti. Tai va čia reikėtų atsargiai, kad jeigu jau žinom, kad ten yra problema, kad gali būti akmenukų, ar jau jaučiam skausmus kažkokius, tai čia reikėtų atsargiai. O taip tai yra labai saugus augalas. Dabar preparatai. Ką galim pasigaminti ir kaip geriausia apdoroti kiaulpienę, kad būtų galima naudoti ir kokiais atvejais. Tai tradiciškai dažniausiai naudojama ir paprasčiausiai turbūt tai yra šaknų nuoviras. Pusę 2 gramai džiovintų šaknų vienai dozė arba 2-3 šaukšteliai puodeliui vandens. Dabar nuoviras tai aišku, kad virinam. Nuovirą darom, sudedam į šaltą vandenį, dar labai gerai iš tikrųjų patiko iš šaknies arba tokius sunkiau atiduodančius augalus, turinčius daug mineralų, būtent dėl mineralų išgavimo. Dabar pasakysiu, kur nerasit daug kur taip, bet labai geras procesas yra. Kaip pavyzdžiui, iš vakaro tas šaknis sumaltas smulkiai, sudedam į šaltą vandenį, uždengiam ir paliekam. Pasidarėm užpilą. Šaltą užpilą, kuriame ištirpo medžiagos tirpstančios šaltam vandenyje. Ir tada tą užpilą iš ryto ar kada jau daromės tą nuovirą, dedam ant labai lėtos ugnies ir kaitinam. Ne iki virimo, bet šildom. Tas vadinamas virškinimo procesas. Virškinasi ugnis augalas. Lėtai šildom, nežinau, iki 70 laipsnių daugiau nereikia ir šildom 15 minučių. Nes kiaulpienės šaknis nėra labai kieta ir jos jinai nežėvėja, jinai pakankamai lengvai atiduoda. Ir paskui pabaigoje tik tai užverdam, dar porą minučių paverdam ir išjungiam. Ir tada jau kuo ilgesnis ir stipresnis nuoviras, tuo mes labiau artėjam prie to prebiotinio naudojimo pasekmės tos, vadinkim, kiaulpienės. Ir tada geriausia, tai iš tikrųjų tą nuovirą gerti 2-3 kartus per dieną, bet išgerti su visa šaknim. Tai va tada gausim ir tuos probiotikus su visais tais milteliais. Gausim ir visus tos prebiotikus, kurie yra reikalingi bakterijoms. Tai nuoviras, užpilas galima, kaip ir sakiau, padaryti užpilą ir paskui šildyti, o galima tiesiog užpilą daryti, kur nevirinant, bus toks silpnesnis, bet vis tiek geras. Dabar tinktūra. Jeigu džiovintą naudojam, tai 1:5, o jeigu užtenka ir 50-60 laipsnių alkoholio tirpalo, šiek tiek degtinės neužtenka, nes šaknis, degtinės užtenka lapams. Jeigu norim daryti lapų tinktūrą, irgi 1:5, tai naudojam šiek tiek, jau galim naudoti ir degtinę. Ir ištrauksim nemažai medžiagų. Galima ir šviežią žolę tinktūruoti, bet tada reikėtų jau daugiau negu kad 70 minimum šaknim ir 50% alkoholio šviežiems lapams. Vėlgi reikia iš patirties, paskui atsiranda, kiek lapuose maždaug drėgmės ir kiek reikia to. Dar geriausia prieš tinktūruojant šviežią augalą jį apytinti
truputėlį, kad nors truputį drėgmės iš augalo išeitų. Tam, kad nepraskiestų to alkoholio. Tai vat, kad alkoholis būtų kažkur 70 šviežiom šaknims, o 50 šviežiems lapams. Nu, ir dozė tinktūros nuo kelių lašų reikia vėlgi pajausti, kiek reikia, kokia situacija. Iki 5 ml 3 kartus per dieną gali būti naudinga dozė. Ir kaip jau minėjau, kiaulpienę tam, kad iš tikrųjų išsivalytų, atsistatytų organizmas, susibalansuotų, gerai naudoti ilgesnį laiką. Ir aišku, vėlgi, pagal išjautimą. Taip pat, kaip jau kalbėjau, švieži žalumynai labai tikrai naudinga ir visada yra ta plona riba tarp maisto ir vaisto. Dažnai maistu laikom augalą tada, kai jį naudojam, nes sutikim, kad daug kiaulpienės lapų per vieną ar per daug nesuvalgys. Tai tada augalas yra maistas, nes jeigu taip galvojant, tiek, kiek organizmui reikia medžiagų, kurių turi, pavyzdžiui, salotos arba visi žalieji lapiniai, tai mums reikėtų per dieną 2 kg suvalgyti. Tai bet įsivaizduojat, ką reiškia 2 kg salotų. Nesuvalgysim niekaip, nes tūris per didelis ir mes niekaip neįsisavinam. Dėl to, kai jau reikia didesnio poveikio ir koncentracijos, mes darom tą vaistą, darom tas koncentruotas ištraukas ar kažkokius tai preparatus. Tai vat švieži žalumynai jau bus daugiau maistas, kartu ir vaistas, bet labai reikalingas mums pavasarį. Rasit užrašuose kiaulpienių vyno receptą. Aš jį gaminu jau keletą metų, nors alkoholio praktiškai negeriu, bet jis man vis pasitarnauja vaistiniam vynam. Kiaulpienę dar paskui pamaišau su vaistinės pasidaryti ir tada jau naudoju kaip vaistą po šaukštą, ne po taurę. Arba kažkam dovanų nuvežti. Tai tikrai nesudėtingai padaroma, ypatingai, kai yra daug kiaulpienio žiedų pavasarį ir norisi kontroliuoti, kad tos kiaulpienės visos klipo neužgoštų, tai praeini, tos žiedus nusirenki, susidedi į vyną ir labai gerai. Ir kontroliuoji kiaulpienę truputėlį ir turi gerą produktą. Ir rasit ištrauką iš William Cook, toksai yra irgi žolininkas iš senesnių. Kaip nuovirą kokią ištrauką daryti, čia kaip koncentruoti kiaulpienę, labai naudingi patarimai. Ir skysto ekstrakto aprašymę iš tikrųjų nebeverčiau matavimo vienetų iš Amerikos visokių svarų ir kvortų ir pintų. Dėl to, kad kai pradėjau versti, man visiškai gavosi disbalansas. Dėl to, kad rašo, kad reikia įdėti pintą alkoholio, o pinta alkoholio tai yra apie 500 ml, bet 5 svarai šaknų, tai 5 svarai šaknų yra apie 2 kg. Ir man nebesusivedė, tai aš palikau tą receptą. Pabandysiu aš jį irgi paeksperimentuoti, ar čia yra klaida recepte, o gal čia ir viskas gerai, bet tiesiog man logika nesusivedė. Tai palikau tos vienetus, jeigu kas norėsit paeksperimentuoti, yra aprašymas, kaip ką daryti. Gaunasi toks potencijuotas, koncentruotas ekstraktas. Bet žinot, kaip kartais būna su tais senais receptais ir vienetais, kad ne visada lengva susigaudyti, bet gal bandysim praktiškai bandyti ir viskas išeis. Dabar formulavimas ir derinimas su kitais augalais, tai organizmą atstatanti geriausia ir pavasarį, jeigu reikia stipriau arba po kažkokių lėtinių ligų ar po kažkokių situacijų ir jaučiam, kad ar pavasaris nusilpęs toks organizmas ir norisi pamaitinti ir atstatyti, tai geriausia yra kiaulpienės šaknis ir varnalėšos šaknis. Abi labai maitinančios, atstatančios
ir labai veikiančios limfotiką ir visus kitus labai reikalingus. Ir dar plus abudu yra kaip prebiotikai virškinimui. Tai vat aš netgi naudoju, dedu varnalėšos šaknis, kiaulpienių gal rečiau, bet varnalėšos šaknis dedu, kai verdu sultinį. Labai geras variantas, irgi tą varnalėšos šaknį, va tas maitinančias savybės ir tas sultinys tada gaunasi toksai jau beveik ir gydantis, kai naudoji ne tik tai daržovės kitas ir prieskonius, bet ir varnalėšą. Prebiotinis, dar jeigu norim grinai žarnyno atstatymui, tai ir jeigu ypatingai organizmas yra dar sausas ar linkęs į sausumą ir karštumą, tai galim pridėti svilarožės šaknies ir imbiero. Imbieras gal labiau, jeigu šaltas organizmas, arba, pavyzdžiui, žiemą darom, tai tada imbierą galim dėti, arba imbiero nedėti. Jeigu organizmas yra karštas ir sausas, nes imbieras dar labiau. Bet svilarožė, tai jinai vat išbalansuos tą drėgmę, labai irgi yra naudinga. Dar kitas augalas, kurį naudinga irgi galima kombinuoti su kiaulpiene, tai yra trūkažolė, dar kitaip cikorija vadinama. Ir šituos du pasiskrudinus lengvai ir sumalus, labai geras variantas yra kaip kavos pakaitalas. Ir maitinantis, ir naudingas, ir tonizuojantis, kiaulpienės tonizuoja. O kava labai skani, labai skanus ritualai būna, bet labai vargina organizmą, labai vargina antinksčius, inkstų sistemą ir ilgainiui daro labai didelius balansus hormoniniai sistemai, dėl to su kava reikėtų saikingai. Jeigu reikia švelniai vidurius laisvinti, kiaulpienes kombinuojam su rauktalapės rūgštynės šaknimi, tikrai irgi paplitęs augalas pas mus. Labai susireguliuoja žarnyno darbas. Jeigu reikia kepenis apsaugoti, tai labai tada dar geras irgi kepenis ir valantis, ir balansuojantis, ir atstatantis augalas. Ir kas svarbiausia, energetiškai neutralus. Tikrasis margainis, tikrojo margainio sėklos naudojamos, tai va tikrojo margainio sėklos ir margainis apskritai yra neutralus energetiškai, tiek drėgme, tiek ir temperatūriškai jis yra neutralus. Todėl labai irgi naudingas formulės, jį galima labai irgi švelniai veikiantis kepenis, labai drąsiai, be jokių ten stiprių poveikių galima naudoti. Tai vat maišant kiaulpienę, tikrai margainį, įdedant ciberžolę uždegimą mažinantį, nes jeigu jau valom, tai gali būti uždegiminiai procesai, tai kaip uždegimą mažinantį ciberžolė labai naudinga. Na, kininis citrinvytis irgi puikus augalas, būtent formuliai kaip antioksidantas, padedantis su radikalais susitvarkyti, ir saldymedis tam, kad formulę išbalansuoti drėgmės aspektu. Ir aišku, dėl savo savybių. Na ir dar čia rasit kepenis ir bendram organizmo atstatymui dar irgi formulė. Čia ežiuolę labai gerai naudoti kaip augalą, kuris imunitetą stiprina ir stimuliuoja irgi limfą, kraujotaką ir kepenis. Varnalėšą, vėlgi rūgštynę, raudonuosius dobilus galim įsidėti būtent limfos atstatymui. Dilgėlę tonizuos, pamaitins ir kaip diuretikas prisidės. Ir yra dar baltasis safras, toks retesnis augalas, bet iš tikrųjų galima, bet nebūtų. Ir kepenų detoksui formulę irgi rasi. Ir kad jau dabar labai neužsitęsti, paskutinė dalis, būtent ta energetinė struktūra arba planetos valdovai ir
yra alcheminiai principai. Tai valdovas planeta Jupiteris. Ir iš ko galim spręsti, kad Jupiteris yra valdovas? Keletas yra požymių. Pirmiausia, kad turi ryškiai geltonus, švytinčius kiaulpienės žiedai, galim galvoti, kad saulė, ar ne, jeigu matom medetką kaip saulės augalą, tai galėtumėm iš karto galvoti, kad ir kiaulpienė galėtų būti saulės augalas. Bet ne tik spalva duoda reikšmę. Geltona spalva iš tikrųjų vaistiniuose augaluose dar indikuoja būtent tulžį, kad tai yra tulžis ir turi sąsają su tulžimi. Ir daugelis geltonos spalvos augalų yra kartūs ir tonizuojantys vaistai. Ir jie stipriai veikia kepenis, tokie kaip dyglialapė mechonija, didžioji ugniažolė, rykštenė, ir kiaulpienė, aišku. Tai vat šita sąsaja per poveikį į kepenis ir spalvos indikacija į kepenis, o pačias kepenis kaip organą valdo Jupiteris. Kartu ir riebalus, ir aliejus, ir jų virškinimą irgi reguliuoja tulžis. Ir vat šita sąsaja per tulžį, per kepenis ir yra su Jupiteriu. Dar kita sąsaja su Jupiteriu yra ore sklandančios sėklos, kurios geba nukeliauti didelius atstumus, yra lengvos ir ekspansyvios kaip ir pats Jupiteris. Ir žmonės, kuriems Jupiteris daro stiprią įtaką arba per tranzitą, arba konstituciškai, tai yra natūraliai, gali būti linkę į perteklių. Jie per daug ribų nejaučia. Ir tada ribų nejaučia gali būti maisto produktuose, gėrimuose, narkotikuose, alkoholio, azartinių lošimų vartojime ir taip toliau. Žodžiu, tas ribų nejautimas ir noras viską patirti. Ir kadangi Jupiteris neturi tų ribų ir dažniausiai sako taip bet kam, ką pateikia gyvenimas, šis perteklinis vartojimas laikui bėgant sukelia stresą kepenims. Tai yra tarsi žvakės deginimas iš abiejų galų, gali sukelti ir svorio prieaugimą, ir drėgmę, ir sąstingį organizme, ir kartu uždegiminę reakciją. Ir energetiškai Jupiteris klasikiniu požiūriu yra drėgnas ir šiltas. Ir kai yra disbalansas, tai būtent šita drėgmės ir šilumos, kaip ir kiaulpienės audinių būsena pagrindinė, kurią jinai gydo, yra drėgmė per didelė ir karštis. Tai tokios indikacijos į Jupiterį. Ir kadangi Jupiteris yra beribė planeta, neturinti jokių ribų, žmonėms su Jupiteriu taip pat gali būti būdinga kelti savo per didelius reikalavimus, turėti didelių tikslų, svajonių ir vizijų susijusių su savimi. Nors tai yra gerai, tačiau kai to per daug, prasideda tas toks savęs graužimas, perfekcionizmas, toks savęs stumimas per jėgą į priekį, tada žmonės pervargsta, persitempia ir peržengia tas savo prigimtines ribas ir galimybės. Ir tai yra klasikinis modelis susijęs su kiaulpienių žiedų esencija, Bacho žiedų esencija, kada yra siejant ją su Jupiteriu, dar ir per šitą lygmenį, per žiedų esenciją, būtent tokiems žmonėms Bacho žiedų esencija yra priskiriama. Siekiant neutralizuoti Jupiterio perteklių, kiaulpienių kartumas padeda įtvirtinti sielą giliau į kūną, padėdamas ją įžvelgti praktinius kasdienio gyvenimo rūpesčius, sulėtinti tempą ir nedeginti tos žvakės iš abiejų galų, keliant pernelyg didelius reikalavimus savo. Tokiu būdu kiaulpienė atveda tą ramybę, galimybę apie save pamastyti, o ne nuolatinį tą tokį siekį, tolimų tikslų ir svajonių, bandant viską pasiekti ir įgyvendinti čia ir dabar. Tai tas Jupiterio ir kiaulpienės sąsajos, jos eina iš truputėlį giliau, bet jos labai aiškios. Valdantis elementas yra vanduo.
Ir kaip matėm, du pagrindiniai įtakos organai, kuriuos veikia kiaulpienės, yra kepenys ir inkstai ir šlapimo takai. Todėl ryšys su vandens stichija yra stiprus. Lapai nuo seno naudojami kaip šlapimą varantis vaistas, padedantis išvalyti iš audinių sukaupusią drėgmę. Ir iš tikrųjų tai yra idealiausias drėgmės gamtoje, būtent dėl savo kalio atsargų papildymo. Na ir valdantysis alcheminis principas, kas tai yra, pirmai paskaitoje kalbėjau, kas nežinot, pasiklausysit, suprasit. Tai alcheminis principas pagrindinis yra druska. Druskos arba tos fizinės materijos principas yra valdantis ir dominuojantis. Druskos principas stipriai atitinka kiaulpienę dėl įvairių priežasčių. Šaknis yra viena pagrindinių naudojimo augalo dalių ir tai automatiškai indukuoja į ryšį su žemės elementu, iš kurio gimsta druska. Jos taikymą kapha disbalansui. Kapha tai yra ajurvedinis terminas, tai yra žemės ir vandens disbalansas. Tai yra per daug žemės, per daug sunkumo ir per daug drėgmės. Ir tada pasidaro toksiškumas ir yra šitas balansas būtent per šaknis, per žemės išbalansavimą kiaulpienė ir padeda. Ir pati šio augalo prigimtis yra gana fiksuota, nes šaknis naudojame kaip vaistus, kurie siekia žemę labai giliai, kad išgautų daugybę įvairių mineralų ir maistinių medžiagų iš dirvožemio. Tikėtina, kad šios šaknys yra priežastis, kodėl kiaulpienė yra tokia neįtikėtinai maistinga, nes jos patenka į daugelį augalų nepatenkančius, neprieinamus dirvožemio sluoksnius. Šios mineralinės medžiagos iš karto atsiskleidžia padžirikos specialistui, tai yra alcheminiais būdais dirbančiam žmogui su augalais, kai mes tinkturuodami po tinktūravimo augalo fizinę augalo dalį verčiam pelenais ir tada matosi, kad kiaulpienė turi daug daugiau mineralų nei daugelis kitų vaistažolių. Ir būtent pagal dominuojantį principą ir nustatoma, kuris yra valdantis. Tai vat kiaulpienės tikrai turi daug mineralinių medžiagų. Va, tai dar ką dabar prisiminiau, ko nerasit užrašuose, kodėl kiaulpienė geba rekalcifikuoti arba padėti kaulams ataugti. Tai vat skaitoma, kad kadangi kiaulpienė siekia giluminius labai dirvožemio sluoksnius ir tenai vat kalcio tie visi formos ir kiekiai yra kitokie ir labiau įsisavinami mūsų organizmą, negu kad kažkokie tai kitos formos. Vat būtent dėl to savo kalcio pasiėmimo iš labai gilių sluoksnių kiaulpienė ir geba padėti atsiauginti tikrus kaulinius darinius, kurie nutirpę yra ar kažkaip tai pažeisti. Tai tiek šiandien apie kiaulpienę. Labai kviečiu klausti, jeigu turit klausimų, o jeigu ne, tai manau, kad jau rytoj parašysiu, dėsiu aišku įrašą, bet pradėkim tą iššūkį, aš su jumis kartu lygiai taip pat einu tuo pačiu keliu. Ir tikrai labai kviečiu dalintis patirtim, bet kokia, nėra blogų patirčių, nėra kvailų klausimų, yra tik tai patirtis ir dalinimasis ją. Tai dabar, jeigu dar turit klausimą, tai klauskit. Sigita, aš norėčiau Editą paklausti. Taip, Edita, labas. Tai dabar kaip, tai nuo kokios čia dabar žaliavos, vat žiemos metu geriausia būtų pradėti. Aš galvojau, kad kažkaip iš to, ką perskaičiau bei ką išgirdau, tai turbūt kaip ir lengviausia būtų iš šaknų arba daryti infuzum, arba užpila, nušalta karštą ir nuo miltelius šaknį susimalti ir nuo miltelius gerti.
Taip. Ką dar čia patartumėtumai? Tai dabar žiūrėkit, dabar dar yra iš tikrųjų geras metas kasti šaknis, tai galim tiesiog eiti į pievą ir jas kasti. Jeigu neturim galimybės rasti švarių pievų, ten, kur ta kiaulpienė švari ir jeigu neturim galimybės ar laiko, ar dar kažko, galim pirkti kiaulpienę šaknį, tikrai nesudėtinga rasti internete. Ir vat kaip ir Edita sako, taip, malam, bandom šaltą užpilą ragaujam, bandom karštą. Jeigu išsikasėm, būtinai nusiplovę paragaujam šviežią. Koks tai yra skonis, man tai, pavyzdžiui, labai skani šviežia, yra tiesiog žalia. Kai išsikasam tą šaknį, jeigu norim ten, vėlgi, galim bandyti tinkturuoti, jeigu turim alkoholio šviežią ir palyginti su džiovinta. Čia jau kam yra noras, tiesiog vardinu. Galim tą šviežią džiovinti, jeigu išsikasam patys, bet tik tai iš karto supjaustom ir tada jau smulkius gabaliukus džiovinam. Išsidžiovinti, jeigu norim kavą, tai tada šiek tiek dar paskrutinam trupučiuką. Vat įvairiausias formas ir tinktūras, ir nuovirus galim bandyti. Galim bandyti, sniego nežinau kaip kur, bet pas mus nebėra. Ir iš tikrųjų kiaulpienių lapeliai po truputėlį lenda. Tai ieškom ir ragaujam ir šviežią. Šviežią lapelį, aš tai turiu dar ir džiovintų. Tai vat įvairiausias formas galim bandyti. Ir tinktūras, ir arbatas, ir žiedus, kas turi gal susidžiovinę. Nes aš džiovinu viską, ir žiedus, ir lapus, ir viską. Tai vat ką turit, ką pagaunat, iš tikrųjų kiaulpienę tikrai galima rasti ir dabar, ir šaknį išsikasti, ir lapelius, ir ragaujam, ir bandom. Ar galima truputėlį pridėsiu, man tai visada būna labai širdis skauda, kai kažkokią šaknį, jeigu imi, tai po to nupjauni ir tą pačią esenciją, taigi ten tas augimo pumpurėlis, tai ten yra pats gėris yra augalo, nes ten daugiausia visko vyksta, visko susikaupia, tie auksinai ir kas tik nenori. Tai aš norėjau irgi pasakyti, kad neišmeskit tų gabaliukų, ar ten į sriubą biškiuką, ar tiesiog suvalgyti ar susidžiovinti. Ir tų lapelių jau dabar tikrai yra ten, aišku, dalis ten jų negražus, dar tokie po žiemos, bet šiaip tai va. Taip, ačiū Dovilė, tikrai žinokit, aš kuo toliau, tuo labiau bandau irgi savo gyvenimą pritaikyti tą principą. Anksčiau juk žmonės, kai gyveno labiau ryšyje su gamta, nieko neišmesdavo. Ką be paimdavo, viską panaudodavo nuo iki. O mes tiek išmetam ir to, ko neturėtume. Iš tikrųjų, augalas, žemė įdeda be proto daug energijos ir jėgos ir visko, kad užaugtų, kad tas augalas užaugtų. O mes paimam vieną dalį, pasiimam visą kitą išmetam. Aišku, yra situacijų, kai kitaip neįmanoma, kai tik tai viena dalis yra tam vaistinė ar mums reikalinga ir viskas yra gerai, bet jeigu galima, tai iš tikrųjų būtų gerai naudoti viską, ką tai galima. Taip, Neringa rašo, kad tik užsikasė su lapeliais ir pumpurėlis giliai jau yra. Taip, jos, kadangi dabar jau yra pakankamai šilta, visi augalai, žinokit, aš einu kiekvieną dieną laukia, jau visi augalai labai jaučiasi, kad šiemet bus, kad pavasaris anksti, bet girdėjau Paltanavičius sakė, kad bus ilgas ir šaltas pavasaris. Tai panašu, kad kiaulpienė bus ilgai šiemet, tokia, nepilnai dar. Danguolė klausė, kokioj fazėje skinti žiedą džiovinimui. Toks, kuris tik išsiskleidė, bet dar neina į antrą pusę. Nes matot, jeigu jūs bus labai toks pernokęs ar ne, peržiūrės, tai tada labai jau baltais pūkais išeis. Toks tik išsiskleidęs, pirmą dieną ir geriausia. Ir aišku, skinti dienos metu saulėje, kai jis išsiskleidęs yra. Tai tada jis bus gražesnis, nes vakarėgi jie susiskleidžia po to. O pumpurus irgi, žinokit, galit skinti
fermentuoti ir, žinokit, turėsit natūralius kaparėlius. Nes fermentuoti pumpurai tai yra visiškai kaparėlių skonio. O galima ir šaldyti pumpurus ir dėti paskui į sriubas, į troškinius, dar kur nors. Tai, žodžiu, sakau, fantazijos reikalas, kur kas gali panaudoti. Aš šitą dar irgi pridėsiu apie to žiedynų. Iš tikrųjų, tai jie vis tiek visi susipukuoja, tik tai gal ne tiek smarkiai, to daugiau geltonumo liks, nes aš kiek patirties, tai kad jie vis tiek įpūkus išeina. Jo, daugiau mažiau jo. Jeigu pataikai pirmą dieną, tik tai išsiskleidė, tai tada mažiau to balto. Lieka. Dar labai svarbu, kaip džiovini. Nes jeigu biški didesnė temperatūra virš 40, tai tada jau irgi. Geriau lėčiau. Galvoju, abi kaktas pasikasėm. O šitą, jeigu tik tai lapelius, žiedlapius ištraukus, nes aš taip paprastai su žiedsošiais džiovindavau, tai aš galvoju, bet irgi jie kažkaip tokie pasidaro. Aš nebandžiau, čia gera mintis, reikia pabandyti vien tik tai žiedlapius, kas gautųsi. Kas stambesni, gal jie tada taip, nes kai jie būna pumpure, tai jie pribręsta, vis tiek tos medžiagos tam pumpure yra labai daug ir jie matyt, vis tiek augalas iš paskutinių augina tą sėklą ir bręsta matyt. Na, labai įdomu. Gerai, pabandysiu aš irgi šiemet. Žiedlapius tik taip, kas gausis. Dėkui, Dovilė. Kas dar? Gerai, tai jeigu neturit klausimų, tai tada, sakau, šiandien tada viskas. Susitiksim grupiai ir susitiksim po mėnesio. Preliminariai dar neturiu minties nei apie datą, tai parašysiu. Aš tada grupiai paskelbsiu renginį, dar irgi, kad būtų priminimas toksai. Ir pažiūrėsim, kokią augalą dar. Turiu įtarimą, kad gal vis neišdrįstų imtis, nors nemažai medžiagos turiu, bet nelabai gausiai tos medžiagos yra, kad spigliuoti kokį paimti, nes dabar būtų labai geras laikas juos patirti. Tai pabandysiu išdrįsti. Gerai. Tai ką, labai ačiū visiems, kas susirinkot, kas dalinote, dar kažkoks klausimas. Iš kur imate stipresnį alkoholį? Dovilė, pasakysiu nuoširdžiai, važiuoju į Lenkiją. Važiuoju į Lenkiją, einu į Lidl parduotuvę ir alkoholio skyriuje perku 95% grūdų spiritą. Lietuvoje tai aš tik tai žinau, kad tose grinai, kur alkoholio parduotuvėse, ten yra tos 79% yra tos degtinės, ta prasme, ten jau ne degtinė, o kaip jinai ten vadinasi, žodžiu. Jo, yra šitas daiktas, aš jį irgi esu užtikusi, tik tai bėda yra ta, kad kaina truputėlį yra 200 ml ar 6 eurai. Tai pakankamai didelė. Jo, nes aš tai mačiau išeities ir nedaug reikia, tai tikrai. Puslitrė sumačiusi, man atrodo, bet aš neprisimenu, aš net kažkada internete kažko ieškojau, bet gali būti, kad ir aš tikrai ne viską žinau, tai jeigu kas turit, galite irgi grupiai pasidalinti, o mačiau, čia yra įmesta Vinotekos šitą nuorodą, labai ačiū Rasa. Tai dalinamės, manęs klausia, kur aš, tai aš Lenkijoje. Lenkijoje nusiperku didesnį kiekį ir tada man iš tikrųjų lengviau tos prasiskėdimus padaryti, pasiskaičiavimus, kiek kokio stiprumo, kokiam augalui, kokį alkoholį. Tai aš savo šaltinį turiu ten, atrasim Lietuvoje, pirksim Lietuvoje. Aš čia dar pasidalinsiu viena žolininkė, kiek jinai žolininkė, bet ir žinau, kad ten ir tos Trebin ten darė tuos receptus, kur ten tas jos visas tas pagrindinis mišinys yra. Taip. Tai kažkaip sakė, kad tik tai samanė, tai kad geriausia pirkti, ta prasme nebūtinai naminė, bet jos yra pirkti ir parduotuvėse. Jinai brangi, tai kažkaip mama darė, tai pirkom tą ekologišką, bet ko gero gal ir variantas, nes degtinė, tai dievai žino, iš ko jinai padaryta.
vienareikšmiškai, jeigu tik tai kas nors turi galimybę pirkti samanę, tai aš tik tai irgi už. Bet aš vis sunkiau kažkaip tai net ir vat, čia kalbėjau su tais, kurie ten Suvalkijoje turi, ten dar kažkur, tai vis mažiau žmonės bijo tų draudimų, bijo tų baudimų ir vis mažiau gamina ir iš tikrųjų vis sunkiau gauti. Tai, vat, Bet aš turiu galvoj, tą legalią, kur parduotuvėse yra, ten yra kažkokia ekologiška samanė. Nu, ta prasme, jinai vos ne taip ir vadinasi, ekologiška pirmą kartą degtinė. girdžiu. Jo, aš kažkaip, bet jau čia seniai, prieš daugiau metų, man mama tada užsinorėjom ir atradau beieškodama, tai kurią čia tą degtinę dabar geriau pirkti, kaip ir pasirodo yra tokia. Tai va, Labai gerai, tai reikia paieškoti. Tai va, samanė jeigu tikrai yra tinka. dar. Jo, tikrai tinka ir šitie, kuo natūralesnis produktas, tuo geriau. Tai va. Gerai, tai šaltiniais irgi dalinamės. Gerai, ačiū visiems, kas turi atsijungti ir visi gal jau jungiamės, sekmadienis dar norisi ir vakaro. Ir ką, iki greitų pasimatymų tada, ar ne? Ačiū, iki. Iki, ačiū. Ačiū. Viso gero. Ačiū viso. Ačiū, iki. Ačiū, iki.